aš turiu marškinėlius eismo vilkai. Važiuoti, keliauti, nestabdyti. Man atrodo, kad jūs padūkų studentė buvot. Aha. Pirmas CV. Neatsimenu, bet turėjo būti labai juokingas. Tai rašyk atsakingiau, nepjau grybo. Kad aš galvoju dabar. Sveiki, esu Marta Wendland, SMK aukštosios mokyklos dėstytoja Klaipėdoje, o mano gyvenimo moto yra viskas pasidaro darymo būdu. Marta, aš jums pasakysiu temą, o jūs duokit patarimą savo 18-mečiui aš. Studijos. Nebijoti eksperimentuoti. Darbas. Nesiorientuoti vien tik atlyginimą. Orientuotis į patirtį. O koks buvo jūsų pirmasis darbas? 2 vienu metu prasidėjo. Vienas mokiau vaikus mokyklėliai ir kitas pradėjau dirbti bare. Nervai. Tavo draugai saugok ir globok. Egzaminai. Mokytis. Mokytis, nelaukti paskutinės nakties. Mokytis. Man atrodo, ir vėl patirtis kalba. Taip. Kelionės. Važiuoti, keliauti, nestabdyti, nedaug eurų kišeniai, organizuoti su draugais, autostopų varinėti, kelionės labai plečia pasaulėžiūrą. Emocinė sveikata. Tokia pati svarbi kaip fizinė. Karjera. Jeigu tiksliai žinau, kur esu, nagais, ragais, bet ne per kitų galvas siekti. Rizika. Rizikuoti, bet su protu. Reiškia nevažinėti žiemą vasariniam padangom. Man atrodo, kad jūs padūkų studentė buvot. Aha. Pašaukimas. Pašaukimas tikrai egzistuoja, jeigu ir netikit. Tikrai egzistuoja. Intuicija. Moteris tikrai turi, kaip vyrai, nežinau, būtų įdomu pasišnekėti. Ir kliaukis šitą savo intuiciją. Pirmas CV. Neatsimenu, bet turėjo būti labai juokingas. Tai rašyk atsakingiau, nepjau grybo. Pjovėt grybą. Tikrai pjoviau. Čia galėčiau papasakoti daug apie pirmą CV. Vairuotojo pažymėjimo laikymas. Anksčiau galėjai. O tai kelių išsilaikėt? Jeigu nesumeluosiu, 27, man atrodo. Gerai vairuojat? Labai, dabar labai. Aš turiu marškinėlius eismo vilkai. Kelių erelis. Taip. Bakalauro rašymas. Kad aš galvoju dabar, kaip patarimą savo padaryti. Viską tu gerai darai, varyk toliau. Pirmoji egzaminų sesija. Nereikia tik stresuoti, neverta. Pirmasis studentų vakarėlis. Sudalyvauk. Nes nesudalyvavau, užsirakinau duris ir čia kai buvo Fuksų krikštynas. Iki šiol prisimenu. Ar išgąsdino kuris nors klausimas? Ne. O kas smagiausia buvo prisiminti? Šiaip, kad ir kaip būtų keista, ko gero smagiausia buvo prisiminti bakalauro darbą. Ačiū jums labai. Ačiū.